Šiandien laidoje jums pristatome Kovrovo gamyklos kūrinį motociklą Kovrovec 175. Tiesa, tai daugiau vokiečių kūrinys. Nors būtent Kovrovec surinkinėjo sovietai, tačiau visa kita buvo pasiskolinta iš vokiečių firmos DKV. Beje, vokiečių firmos DKV RT 125 motociklas, kurio pagrindu ir buvo sukurtas Kovrovecas, buvo vienas labiausiai kopijuojamų modelių pasaulyje. Net amerikiečiai turėjo kone analogišką Harley Davidson Hammer motociklą, japonai Yamaha YA1. Todėl ir rusai nusprendė nemegoti bei sukurti kasdieninius žmogaus poreikius tenkinantį motociklą. Sužinoję, kieno garaže tūno Kovrovec, nuvykome į Panevėžio rajoną, kur net keletą motociklų turintis Vilius mums parodė gan nedidelį, tačiau ganėtinai patrauklų eksponatą. Modelis čia yra Kovrovo gamyklos gamyba, motociklas pradėtas gaminti 57 metais, o buvo pradžia Kovrovo gamykla įkurta 1946 metais. Modelį paimtas vokiško motociklo DKV RT 125 bazinis modelis. Tai va, ir toj gamykloj nuo 57 metų buvo pradėti leisti atnaujintas modelis Kovrovec 175. Jis tapo bazinį modelį tolesniem Kovrovec 175V, pirmiausia bušlė AVG, o paskui perėjo į Voschodus. Tai Voschod pirmas, antras Voschodas, trečias. Išskirtinėmis savybėmis Kovrovec nepasižymėjo, tačiau senais jo gamybos laikais šis nedidukas motociklas puikiai patenkino jų savininkų užgaidas. Taip pat buvo gana patvarus ir patikimas. Vilius prisiminė sekantį modelį po Kovrovec, Voschod motociklą tvirtino, kad jaunesnysis Kovroveco brolis savininkams keldavo kur kas didesnį galvos skausmą. 175 kubatūra jo, arklio galio, likt 9, kad nepameluočiau, aš dar tiksliai nežinau. Reikia pasižiūrėti. Eksploatacija jo šiaip patikimas šitie pirmutiniai buvo. Paskui su dėžėm, tiem vėlesniem Voschodam, birėdavo biški dėžės, nelaikydavo. Šitie taip, dantrečiai tokie patikim, gan šakutės geros laikom. Ir kūrėsi normaliai, taip kad didelių bėdų nėra su eksploatacija. Degimas gan normaliai nustato, akumuliatoriaus nereikia, čia magnetas stovi. Šį Kovrovec Viliui jau teko gana nemažai tvarkyti. Nepaisant to, jog moto entuziastų teko jį visą paruošti bei nudažyti, Vilius turėjo susidurti ir su kitais, kur kas rimtesniais techniniais gedimais. Motociklo savininkas išdavė, kad nemažai teko pažaisti su greičių dėže, kuri neeksploatuojant motociklo tiesiai šviesiai tariant visą užrūdijo. Greičių dėžę Viliui teko perinkti, sutvarkyti bei pašalinti rūdis. Padaunojo žmonos dėdė tai tokį rūdžių krūvą, tai va tas remontas pagrindinis ir buvo, kad reikia visas išveisti. Gruntavau, dažiau, padangas pakeis, kadangi ilgai stovėjęs, kokį 30 virš metų garaže, miesto garažėlė. Tai padangas pirkau, tai tą tokį. Pagrindai buvo atlikti visi nuo pat nulio. Išardytas visas pilnai ir tada jau pradėtas rinkti. Ir dar šiek tiek dar trūksta jam to darbo įdėti. O gedimų tai aš negaliu pasakyti, kad jis kažko tai gestų dabar. Vilius, kaip ir dauguma mūsų kalbintų vyresniosios kartos motociklų mylėtojų, tvirtina, kad prie šių transporto priemonių teko sukiotis nuo mažų dienų, o neretas savo kaip vairuotojo karjerą pradėdavo būtent nuo mažų, negalingų bei rusiškų motociklų. Vilius atskleidė, kad motociklais pavyko sužavėti ir savo sūnų. Tiesa, į tokius senus bei rusiškus negalingus motociklus jaunoji karta retai bežiūri. Deja, apsilankę pas Vilių negalėjome įamžinti Java 350 motociklo. Ta kartais buvo sugedęs ir išrinktas dalimis, tad laukiame naujienų ir tikimės, kad jau greitai į Viliaus garažą vėl sugrįšime.